Pabandykim nubraižyti diagramos tokios, kokios duotos va šitokiam paveikslėlį, čia duoti duomenis. Pirmą reikėtų pasižiūrėti, ar diagramui duomenis visi pavaizduoti, kurie yra duoti ir lenteliai. Šiuo atveju viskas, tada visi duomenys, pasižymėm visą lentelę, einam insert ir galima įvairiai čia daryti, galim per čia pasirinkti, bet čia eikim į chart, all chart, ir būtų va šitas stulpelinis, paprasta diagrama, pasirenkam šitą, sakom OK, turim tokią diagramą, kol kas ją reikės dar truputėlį gal pasididinkim, pasididinkim. Dabar čia yra parduota, čia chart title, tiesiog bakstelkim ir dar kartą nutrinkim tą ir parašykim parduota. Toliau reikėtų paspalvinti visą šitą plotą, reiškia einam format ir chart area, galim format selection, tada einam į fill, užpilimas, pasirenkam kažkokią panašią spalvą, sakykim šitokią, čia užpylėm, tada reiškia brėžinio sritis, va šita būtų plot area, vėl užpilkim kažkokią geltoną spalvą, šitokią sakykim. Toliau turim šitą legendą perkelti į šoną, format selection, legenda, kur čia būtų į dešinę pusę ir turim surašyti degalinė LT, tai yra dabar jau einam į design, add chart element, axis title, primary šitas būtų čia, statom kursorį ir parašom degalinė, toliau dar prisidedam, dar vieną galim per čia pridėti axis title ir kokia vertikali, čia parašykim LT, kad tai yra pinigai, LT. Dar vienas dalykas turėtų būti, tai šitie skaičiukai, tai yra chart elements ir yra data labels, mes turim kur inside, outside and va šitoj vietoj, čia taip bent paveiksliukė yra, va tokį turim. Pažiūrėkim, ar mūsų sukurta diagrama atitinka, labai panašu, tik tai čia yra tokia kaip ir ryškesnė spalva, galim paryškinti tiesiog paimdami, kad bus taip, va toks jau yra paryškinimas ir legendą turėtumėm užpilti kažkokią spalvą, galim tiesiog per šitą kibirėlį, kokia čia žalsva kažkokia spalva, va turim kaip ir padarę visą diagramą. Pabandykim padaryti antrą diagramą. Antra diagrama yra linijinė ir yra tik tai dvi linijos, yra Lukoil neste, o čia tarp duomenų mes turim ir Statoil. Kaip pasirinkti ne visus duomenis? Pirmas dalykas, reikėtų pasirinkti visus pavadinimus ir Lukoil. Tada spaudžiam Ctrl+Ctrl klavišą klaviatūroje, laikom nuspaudę ir žymėmės neste. Va ir turim tokį pažymėjimą. Einam insert, dabar vėl, sakykime, čia turi būti linijinė, va tokia, galbūt turėtų būti su taškais, tai šį čia paimkim, line, va tokia, reiškia, ir OK, turim
tokia, patraukim iš šono nuo paveikslėlio, truputėlį gal pasididinkim ją, kad būtų didesnė. Ir chart title būtų vėl parduota. Dabar kas čia yra? Yra subraukyta taip ir taip subraukyta. Yra grid lines, tai yra tinklelis. Prisidėkim dar vieną tinklelį grid lines ir yra toks. Dabar turim dar šičia užspalvinti spalva. Ploterija turėtų būti va šičia fill, nu kokią nors šalia spalva turim. Dabar vieną iš linijų truputėlį pastorinkim. Pasižymim seriją Lukoil. Dabar padarykim taip. Linija, kad būtų solid line, kad linijos storis, nu, kažkoks tai būtų didesnis, nu, toks. Toliau mes turim pasirinkti dar tuos taškus. Čia yra tokie raudoni, nu, pabandykim tokius irgi rasti. Einam pažymėta į ne line, va, marker, va čia yra marker options, dabar pasirenkam kažkokį, va, nu, sakykim tą patį tokį, fill, solid fill, galim raudoną, tokie yra, gal tik padidinkim dydį, nu, panašiai kažkas gavom, taip, turim tokį. Dabar dar vienas dalykas, čia yra juoda spalva ir taip, viskas pajuodavo ir turi aplinkui. Tai mes dar turim rėmelių uždėti border, solid lines uždėkim, kalą gal juodą uždėkim, dabar šičia, va, juodas ir toks. Liktai viską padarėm.